Sveiki, aš esu Danguolė Satkauskaitė, Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto, kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto direktorė. Šiandien atstovauju audiovizualinio vertimo studijų programą. Būtent čia galima studijuoti audiovizualinį vertimą, apie kurį mes šiandien jums plačiau papasakosime. Bet vertimas, kaip žinote, atsirado jau gerokai prieš mums visiems gimstant ir buvo reikalingas tiek raštu, tiek žodžiu. Greičiausiai esate kažkada matę Saulės laikrodį. Jis yra vienas iš Kauno simbolių ir vienas iš mūsų fakulteto, Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto pastatų. Ir kaip matote, ten yra lotyniškas užrašas. Šviesą parodo šešėlis. Jeigu mes jį išverstume šitą užrašą ir užrašytume, tai būtų vertimas raštu. O apie vertimą žodžiu ir kai kurios kitus mūsų pastatus, kurie taip pat susijęs su vertimu, papasakosime šiek tiek vėliau kitame kiemelyje. Sveiki visi! Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto Kauno fakultetą. Čia Kauno senamiesčio širdyje. Mums labai malonu, kad šiandien paskaitą galėsime pravesti iš mūsų audiovizualinio vertimo laboratorijos. Bet, kaip matote, už mano nugaros yra iš tiesų seni senamiesčio pastatai ir šis fakultetas taip pat mena savo didingą istoriją. Ar žinojote, kad pas mus fakultete yra apsistojęs netgi pats Napoleonas? Taip, išgirdote visiškai gerai. Štai šitose rūsiuose šito pastato buvo laikoma Napoleono ginkluotė. Yra tokia legenda, kad Napoleonas užsuko pasižiūrėti, ar gerai saugo tą ginkluotę jo kariai. Na, o kadangi buvo tokia dargana, kaip turbūt šiandieną matote, liko nakvoti. Mes galvojame, kad iš tikrųjų jau tais laikais reikėjo vertėjų žodžiu. Kaipgi kitaip galėjo susikalbėti žmonės su Napoleonu. Ir be kita ko, esame Muitinės gatvėje, kur daug pirklių plukdė įvairias prekes, ateidavo susimokėti, be abejo tie pirkliai buvo ir iš skirtingų šalių, jiems taip pat turbūt kažkas vertėjavo, vertimą žodžiu naudojo. Bet šiandieną mes pakalbėsime apie dar naujesnę, modernesnę vertimo sritį – audiovizualinį vertimą. Taigi, keliaukime į audiovizualinio vertimo laboratoriją. Taigi, šiandieną ką mes sužinosim? Sužinosime, kas yra audiovizualinis vertimas, kur yra naudojamas audiovizualinis vertimas, kokie yra audiovizualinio vertimo būdai. Na ir vėliau pakalbėsime apie vieną iš būdų – dubliavimą, kurį pati beje ir dėstau kartu su kolegė, kuri jums pristatys dubliavimą vėliau. Ir tikėkimės, kad išgirdę, ką mes norim jums pasakyti, taip pat galėsite įsigilinti į mūsų užduotis ir atlikti įdomius namų darbus. Taigi, nedelsdama, norėčiau ir pradėti. Taigi visų pirma, kas yra audiovizualinis vertimas? Jeigu kartais girdėjote šį terminą, tai galite atspėti, kad pačiame termine jau glūdi atsakymas – audiovizualinis. Ši vertimo rūšis nuo vertimo žodžiu ar raštu, tradicinio vertimo skiriasi tuo, kad čia yra verčiama audio ir video medžiaga. Na, aišku, kad visi mes esam susidūrę su įvairiomis sritimis, kur yra naudojamas audiovizualinis vertimas. Tai pirmiausia, televizija, juk visą laiką žiūrim įvairius filmus per televiziją, kurie yra sukurti Holivude ar kitose šalyse ir jie turi būti išversti mūsų auditorijai. Taip pat tikiu, kad daugelis iš jūsų mėgstate nueiti į kiną. Kine taip pat dauguma filmų yra verčiami. Na, aišku, be to yra ir įvairūs televizijos serialai, įvairios televizijos programos. Kita plati sfera, kur taip pat yra naudojamas audiovizualinis vertimas, yra internetas. Nes programinė įranga taip pat turi būti verčiama į lietuvių kalbą, kitaip tariant lietuvinama. Turbūt naudojate įvairias programėlės savo telefonuose, kurie taip pat tos programėlės gali būti lietuvių kalba. Taip pat ir įvairios svetainės yra keliomis kalbomis, taigi ir jas taip pat reikia versti. Na, o dar tokia viena įdomi sritis, kurią gal jūs irgi labai mėgstate, yra vaizdo žaidimai. Vaizdo žaidimai taip pat yra verčiami į lietuvių kalbą. Gal jūs mėgstate žaisti anglų kalbą, o gal kai kurie iš jūsų žaidžiate lietuviškai. Tikrai kitą kartą įsijungę vaizdo žaidimą galėsite pasižiūrėti, ar išverstas tas vaizdo žaidimas ar ne.
Na ir be abejo, tai nėra vienintelė sfera. Dar viena didžiulė sfera yra teatras, na ir apskritai bendrai paėmus kultūra. Netgi ir spektakliai yra verčiami, yra verčiamos operos, gal kažkada nuėję į operą ir matėte, kur yra rodomas vertimas. Taip pat ir muziejuose yra pritaikoma informacija, būtent naudojant audiovizualinį vertimą. Taigi išsiaiškinom, kokios yra audiovizualinio vertimo sritys. Na, o toliau pakalbėsim apie dvi tokias didelės vertimo kategorijas. Tai yra įgarsinimą ir subtitravimą. Ir kuo šios kategorijos skiriasi? Kaip turbūt galite spėti, subtitravime visa tai, ką mes girdime, yra paverčiama į tekstą, kuris paprastai yra rodomas ekrano apačioje centre ir transliuojamas žiūrovui. Bet pakalbėsime ir apie tai, kad tas vertimas gali būti ir iš tikrųjų iš tos pačios kalbos ir kam tas vertimas subtitruojant gali būti skirtas. Na, o įgarsinimo atveju visa tai, ką mes girdime, taip pat yra verčiama, bet yra verčiama būtent į girdimą informaciją, tą, kurią mes girdim žiūrėdami tam tikrą filmą ar programą. Tai tokie būtų skirtumai. Toliau pakalbėsime apie pačius pagrindinius audiovizualinio vertimo būdus. Taigi apie subtitravimo kategoriją jūs jau girdėjote, o dabar pakalbėsime apie subtitravimą kaip vertimo būdą. Šis būdas Lietuvoje naudojamas dažniausiai kino festivalių metu arba kino teatruose, kur filmai iš kitų šalių yra verčiami ir subtitruojami. Esu tikra, kad esate matę dvi eilutes apačioje, centre, kuriuose galite perskaityti visus dialogus, kurie yra parodomi filme, kuriuos girdime filme. Kitas svarbus audiovizualinio vertimo būdas, kuris šiek tiek skiriasi nuo subtitravimo, yra surtitravimas. Taip, aš nepadariau klaidos. Aš teisingai pasakiau. Surtitravimas. Jeigu nesate girdėję šio termino, tikiu, kad po šios paskaitos tikrai žinosite, kad toks audiovizualinio būdas yra. Ir jis nuo subtitravimo skiriasi tuo, kad dažniausiai yra naudojamas gyviems kūriniams, pavyzdžiui, spektakliams arba operų vertimui. Ir, kaip žymi pats terminas, surtitravimas reiškia, kad skirtingai nei subtitravime, vertimas yra parodomas viršuje, o ne apačioje. Pavyzdžių surtitravimo mes galime matyti ir Lietuvoje. Nacionalinis Kauno dramos teatras naudoja surtitravimą. Kartais surtitravimas yra rodomas ekranuose, kurie yra pastatyti šonuose scenos. Paprastai tai būna ekranai, kurie yra viršuje ir ten pateikiami surtitrai. Kartais gali būti surtitrai pateikiami netgi ant kėdžių atlošų. Na ir dabar toks naujausias būdas yra tiesiog parsisiųsti surtitrus į savo telefono programą ir toje programoje skaityti ir tuo pačiu mėgautis kūriniu tuo, kurį jūs žiūrite. Pereikime prie kito audiovizualinio vertimo būdo, labai skirtingo būdo, kuris yra skirtas žmonėms, kurie negali girdėti, tai yra kurtiesiems arba neprigirdintiems. Kaip galvojat, ar kurtieji ir neprigirdintieji taip pat mėgsta eiti į spektaklius, žiūrėti filmus? Tikiu, kad visi atsakėt tikrai taip, be abejo. Bet kad jie tą galėtų daryti, kad jie galėtų mėgautis kūriniu, jiems būtina tą kūrinį išversti taip, kad jie galėtų suprasti. Taigi subtitravimas kurtiesiems ir neprigirdintiems šalia įprastinių dialogų dar pateikia papildomą informaciją. Na, pavyzdžiui, jeigu kažkas pasibeldė į duris, mes galime girdėti, bet kurtieji filme nesupras, kad kažkas pasibeldė į duris dėl to, kad tiesiog nebegirdi. Tai tą informaciją galime jiems pateikti specialiu įrašu. Taip pat, jeigu kalba skirtingi veikėjai ir greitai keičiasi vaizdas, mes galime nesuprasti, koks veikėjas kalba, jeigu nebegirdime. Todėl yra nurodomi veikėjų vardai, arba tiesiog nurodoma, kas kalba, jeigu nežinomi yra tie veikėjų vardai. Dar svarbu yra nurodyti, kokia skamba muzika, pavyzdžiui, kokią nuotaiką sukelia ta muzika. Kita irgi tokia svarbi vieta yra įvairių garsų nurodymas. Gali tai būti tam tikri lauko garsai, gali būti tai telefono vibravimas ar skambinimas ir panašiai.
Tai visos šie vertimo būdai, apie kuriuos kalbėjau, priklauso būtent subtitravimo kategorijai. Be abejo, tų būdų yra ir daugiau, pavyzdžiui, filmo mėgėjų subtitravimas, bet šiandieną neišsiplėsim, gal susitiksim kitose paskaitose ir pakalbėsime plačiau. Dabar norėčiau pereiti prie kitos kategorijos, tai yra įgarsinimo kategorijos ir pakalbėti apie audiovizualinio vertimo būdus priklausančius tai kategorijai. Na, pirmiausia, turbūt derėtų kalbėti apie užklotinį vertimą. Labai gražus terminas, lietuviškas terminas, kuris atspindi anglišką terminą, gal žinot kokį? Teisingai, voice-over, jeigu kažkas sako, kad voice-over, labai gerai atspėjote. Taigi šitas būdas Lietuvoje yra taikomas dažniausiai ir su šituo būdu mes galim susitikti praktiškai kiekvieną dieną įsijungę televiziją. Kuo pasižymi šitas būdas? Kaip ir teigia pats terminas užklotinis vertimas, tai reiškia, kad originalų takelį mes vis dar galime girdėti, jis yra šiek tiek pritildomas, bet vis dar girdimas ir ant viršaus to takelio tarsi užklojamas lietuviškas vertimas, kuris prasideda šiek tiek vėliau ir baigėsi šiek tiek anksčiau. Dar vienas iš bruožų užklotinio vertimo yra tas, kad užklotinį vertimą paprastai atlieka vienas aktorius. Tai turbūt tikrai žinome kelis balsus, kuriuos puikiai galime atpažinti, kas tuos balsus, kaip mes dažnai sakom, audiovizualinio specialistai paskolino. Tai pavyzdžiui Inga Valinskienė arba Giedrius Arbačiauskas, Marijus Žiedas, tai tikrai gerai žinomi užklotinio vertimo balsai. Na, toliau pereikim vėlgi prie labai įdomaus būdo audiovizualinio vertimo, kuris taip pat yra skirtas žmonėms su negale, tiems, kas negali matyti, taigi akliesiems arba silpnaregiams. Galbūt jums nuskambės keistai, bet aklieji ir silpnaregiai taip pat žiūri filmus, taip pat eina į kino teatrus, taip pat eina į teatrą. Taigi vėl jiems labai svarbu perteikti tą informaciją, kad visos galėtų auditorijos mėgautis kūriniais vienodai. Šiuo atveju visa informacija, kuri yra regiama, perteikiama tiksliniai auditorijai, pasakojant, kas vyksta toje scenoje, kaip atrodo tam tikras veikėjas. Na ir aišku, tai nėra labai lengvas audiovizualinio vertimo būdas, nes tai padaryti, papasakoti, kas vyksta, tuos garsinius aprašus įterpti, galima tarp dialogų tam tikrose, tam skirtose pauzėse. Tai jeigu nesate susidūrę su garsiniu vaizdavimu ir norėtumėt pasiklausyti ir pasižiūrėti filmą, kaip tai atrodo, galite laisvai tą padaryti LRT mediatekoje. Pirmasis filmas, kuris buvo atliktas su garsiniu vaizdavimu ir ten buvo patalpintas Gražuolė, tikiu, kad ir dabar galite jį atsidaryti. Taip pat yra ir tam tikri lietuviški serialai, kaip pavyzdžiui Bloga mergaitė arba Laisvės kaina savanoriai. Taigi įsijunkite ir pasižiūrėkite. Na ir galiausiai pereisime prie audiovizualinio vertimo būdo, su kuriuo mes norėsime jūs supažindinti šiek tiek plačiau. Ir šis būdas yra vienas iš mano specialybės būdų, kurį pati dėstau, tai yra dubliavimas. Ir skirtingai negu užklotinis vertimas, čia nereikėtų susimaišyti, čia tas originalus takelis visiškai yra panaikinamas ir įrašomas yra vertimas. Ir kas yra svarbu, čia jau nėra tik tai vieno aktoriaus, kiekvienam veikėjui paskolina savo balsą skirtingi aktoriai. Na, šis vertimo būdas yra pakankamai sudėtingas ir procesas jo yra gana ilgas ir todėl šis būdas yra vienas iš brangiausių Lietuvoje. Šis būdas taikomas yra gana retai ir praktiškai išimtinai taikomas tik animacijai. Kadangi dubliavimas yra vienas iš sudėtingiausių ir brangiausių audiovizualinio vertimo būdų, Lietuvoje dubliuojama yra praktiškai tik tai animacija vaikam, kurie natūralu dar kai kurie nemoka skaityti, jiems subtitrai netiktų
taip pat ir užklotinis vertimas kartais blaško dėmesį. Taigi dubliavimas yra toks būdas, kuris leidžia žiūrovam labiausiai atsipalaiduoti, labiausiai įsijausti į filmą ir patikėti, jeigu gerai atliktas dubliavimas, kad veikėjai iš tikrųjų kalba lietuviškai. Taigi, kuo pasižymi dubliavimas ir kodėl jis yra toks sudėtingas? Todėl, kad yra taikomos įvairių tipų sinchronijos. Ir galim pakalbėti apie tokius galbūt neįprastus jums terminus, kaip pavyzdžiui izochronija. Kas tai yra? Tai trumpiau tariant, teksto ilgumas. Jeigu originale buvo, sakykime, frazė pasakyta iš 4 ar 5 skiemenų, tai ir lietuviškai turėtų skambėti panašaus ilgio frazė. Kad nebūtų taip, kad veikėjas jau yra susičiaupęs, o mes dar girdime lietuvišką tekstą arba atvirkščiai. Kita sinchronijos rūšis yra lūpų sinchronija, tai jau turbūt galima iš pavadinimo atspėti, tai yra ne tiek trukmė ir kiek veikėjas kalba, kiek yra išsižiojęs arba susičiaupęs, kiek lūpų padėtis, nes iš tikrųjų labai skiriasi, ar mes sakome hello, ar mes sakome labas. Tai reikėtų irgi pagalvoti, kad vertimo dubliažui tekstas kuo labiau atitiktų originalo lūpų judesius ir įkalbant dubliuojančiam aktoriui, iš tikrųjų žiūrovai patikėtų, kad kalba tas pats personažas. Dar viena sinchronijos rūšis yra kinetinė sinchronija. Ji reiškia, kad labai yra svarbus veikėjų judesiai. Jeigu, sakykime, veikėjas sako gerai, tai jisai ir gestikuliacija jo turi būti, kuri atitiktų tuos sakomus žodžius. Jeigu veikėjas purto galvą, tai natūralu, kad sakomi žodžiai turėtų būti ne, o ne taip. Nors yra šalių, kur šie gestai ir nesutampa. Ir paskutinė sinchronija, kurią norėtume aptarti, tai yra personažo sinchronija. Ir natūralu, kad įgarsinantis aktorius turėtų būti tos pačios lyties. Jeigu yra vyriškas personažas, turėtų įgarsinti vyras, jeigu yra moteris, turėtų įgarsinti moteris, panašaus galbūt amžiaus. Kartais atsižvelgiama yra ir į kūno sudėjimą, ir į tam tikrą balso tembrą, ar ne, jeigu yra koks nors blogietis, tai greičiausiai jo balsas bus storesnis, grėsmingesnis ir atvirkščiai, koks nors mažytis personažas, tai greičiausiai jo balselis bus aukštesnis, plonesnis. Dabar pateiksime jums keletą pavyzdžių. Kaip matote, šiame pavyzdyje iš filmuko Raudonkepuraitė prieš blogį veikėja, kuri kalba, yra rodoma detalės planu. Tai reiškia, mes matome jos lūpas iš labai arti ir matome, kokia ta lūpų padėtis. Matome, kad jinai yra įsižiojusi, bet to ši veikėja yra pasidažiusi lūpas ir matyti, kad jos lūpos labai kontrastuoja su jos veido spalva ir labai matyti, kad jinai taria originalų žodį layer. O lietuvių dubliuotojai versdami ir įgarsindami išvertė smūgis. Tai šitas skiemuo jau labai akivaizdžiai netitinka ir galbūt buvo galima paieškoti geresnio vertimo, kad lūpos labiau atitiktų. Dar vienas pavyzdys, kurį norėtume pateikti, tai yra tiek lūpų sinchronijos, tiek ir izochronijos. Galbūt jūs dabar paskaičiuosite, kiek yra skiemenų originalo tekste ir kiek yra vertimo tekste. 6 skiemenys tiek originalo, tiek ir lietuvių kalboje. Tai matome, kad izochronija, trukmė sutampa. Vadinasi, į dubliuotojai, vertėjai, visa dubliavimo komanda, nes dirba keletas žmonių, ne vienas, ne vertėjas, bet ir garso režisierius ir aktoriai, jie rado tinkamą sprendimą būtent izochronijai. O kaip yra su lūpų sinchronija? Pirmame paveiksliuke matote pirmąjį skiemenį tarimą, o antras paveiksliukas rodo paskutinio skiemens tarimą. Iš tikrųjų, tie skiemenys pirmasis ir paskutinis, ypač jeigu jie yra kirčiuoti, labiausiai atkreipia žiūrovų dėmesį. Ir kaip jūs manote? Taip, jų ir tų, jet ir jie visiškai sutampa, vertėjam pavyko atrasti idealų sprendimą šiai frazei. Dar pakalbėkime, kaip ir kalbėjome, kad yra kinetinė sinchronija, veikėjų kūno judesiai.
Tai čia vėlgi matome veikėją iš filmuko Aukštyn, kuris sako rimuotą tekstą, eilėraštuką, skauto šūkį ir rodo įvairiausius gestus, priklausomai nuo to, apie ką jisai kalba. Ir vienas iš gestų yra tiny mole. Ir jisai rodo va taip, tiny mažytis kurmiukas, bet lietuvių dubliuotojai išvertė paukščiam. Kaip manot, ar atitinka gestai ar ne? Taip, jūs esate teisūs, nes paukščiai ne visi yra mažučiai. Mes turime ir erelių, ir gandrų, ir pingvinų, kurie taip pat galėtų būti paukščiai. Vadinasi, buvo galima paieškoti kitokių sprendimų, galbūt surasti kokį skrusdeliuką, muselę, voriuką ar kažką, kas rimuotųsi, bet atitiktų veikėjų kūno judesius. Ir aišku, čia dar yra viena lietuvių kalbos kultūros klaida, nes mes sakom, kieno draugas, o ne draugas kam. Tai vėlgi reikėjo šiek tiek paieškoti kito sprendimo. Dar vienas kinetinės sinchronijos pavyzdys. Matome, kad originale yra sakoma down ir rodoma žemyn pirštų žemyn. Bet lietuvių dubliuotojai pasirinko pakėlę balsą, bet pakėlę tai turėtų būti gestai aukštyn. Vadinasi, vėl kinetinė sinchronija yra neišlaikyta ir gestai netitinka sakomų žodžių. Taigi, Danguolė Satkauskaitė jums jau nemažai papasakojo apie dubliavimą ir sinchronijas. Aš dar norėčiau jums parodyti vieną įdomų dalyką, kuris manau, kad jūs sudomins. Turbūt ekrane matote įvairius veikėjus ir įvairius žmonės, kurie, kaip jau minėjau, paskolino jiems balsus. Ką mes galime pamatyti bežiūrėdami? Atkreipkite dėmesį į personažus ir į tuos asmenis. Turbūt pastebėjote tam tikrą panašumą. Iš tikrųjų, kaip animaciniai filmai yra kuriami, tai dažnai jau yra žinoma, koks aktorius ar aktorė paskolins tą balsą pagrindiniam veikėjui. Yra naudojami jų veido bruožai, yra naudojami jų lūpų judesiai, piešiant, kuriant tą veikėją. Kas yra įdomu, galime pasižiūrėti, kad yra irgi netgi barzda panaudojama tokia pati, netgi ir tam tikra plaukų spalva, kaip kažkokio aktoriaus. Amžius, matom, irgi yra svarbus faktorius. Taip pat ir rasė panaudojama netgi tos pačios lyties, tos pačios rasės aktorė. Toliau, kas yra įdomu, kad tai yra taikytina ne tik tokiam veikėjam, kurie yra žmonės. Pavyzdžiui, matom veikėją, kuris yra Šrekas, žmogėdra, vis tiek matom tam tikrą panašumą, taip pat matom ir žuvį, ir kitą žuvelę. Na ir galiausiai, kasgi nepažįsta pono Byno, kuris paskolino tokį šaunų antakį šiam nuostabiam veikėjui. Taigi yra labai paprasta, kuriant, panaudoti visas mimikas, visus lūpų judesius ir nupiešti personažus. Kitas dalykas, kurį dar norėčiau jums parodyti, gana įdomus, tai su kokiais iššūkiais susiduria vertėjai. Visi šie filmukai, kurių paveikslėlius matote ekrane, buvo tie, su kuriais mes dirbam su mano studentais. Tai jeigu labai gerai klausėte Danguolės pasakojimo, galite atspėti, kad tuo atveju, kur matote išraiškingą mokytoją ryškiai pasidažiusią lūpas, mums iš tiesų buvo labai sudėtinga versti jos tekstą, nes reikėjo pritaikyti visus žodžius lūpų judesiams, o kaip matote, lūpos yra ryškiai padažytos. Mokytoja, išduosiu paslaptį, buvo labai pikta, rėkė labai garsiai, dėl to jos lūpas rodė iš labai arti. Na ir mums teko iš tikrųjų pavargti, kad galėtume pritaikyti tai, ką jinai rėkia mokiniams ir atrodytų tarytum, jie yra lietuvė ir tikrai šneka lietuviškai. Kitas atvejis yra tas, kur matot paveikslėlį apačioje, piratų ir per vidurį esančio drambliuko. Kai parodžiau šitą filmuką savo studentams ir pasakiau, kad versime jį, supažindinau su pagrindiniais veikėjais, per auditoriją nuvilnijo linksmas atodūsis, spėkite kodėl. Taip, straublys uždengė drambliuko lūpas ir mums nereikėjo galvoti apie lūpų sinchroniją, tai galėjome šiek tiek atsikvėpti. Bet tai nėra vieninteliai iššūkiai. Štai Išvirkščias pasaulis atveju mūsų paprašė padėti išversti veikėjų vardus. Jeigu esate žiūrėję šį animacinį filmuką, tai žinote, kad veikėjai yra įvairios emocijos. Ir tos emocijos, jų pavadinimai anglų kalba ir lietuvių kalba yra be abejo skirtingi ir maža to skiriasi lytis. Na, pavyzdžiui, pyktis
anger, viskas kaip ir atitinka, išlieka lygiai taip pat. Tuo tarpu liūdesys, sadness, matom, kad lytis jau nebetitinka. Taigi vėl mums teko sukti galvą, ieškoti sinonimų ir galvoti, kaipgi išversti tuos veikėjų vardus, kad tai, ką matom ekrane, iš tikrųjų atitiktų veikėjo lytį.